Tai šiandien mes svečiuojamės Viršuliškėse pas Viršuliškių džiaugsmą Juozą, kuris sugrįžo į savo namus, bet kai tų namų labai netikėtai teko atsidurti socialinėme būste. Papasakokit apie įvykius šituos. Kuičiuosi jau savo čia buityje. Kai dėjo, toks trenksmas žiaurus. Balkono mano langai išdūžo, sienos deformavosi, lubos ten kitų nukrito. Ašgi nepagalvojau, kad čia viskas jau taip rimta. Aš nei dokumentų pasiėmiau, nei pinigėlių, nieko nepasiėmiau. Kaip stovėjau, taip ir išėjau. Sausio mėnesį. Taip, sausio mėnesį. Vidury baltos dienos. Taip, vidury baltos dienos. Jau antrą dieną yra mero sprendimas, kad reiškia skiriam visiems socialinį būstą nemokamai 3 mėnesiam. Tai kiek iš viso pragyvenot socialiniam būste? Metus, biški daugiau metų. Ir šitą 3 mėnesius mums nereikėjo mokėti socialiniam būstui. Už elektrą, už vandenį, šildymas, viskas. Mums tiesiog buvo tikrai geros sąlygos. Didelis palaikymas. Taip, didelis palaikymas. Taip, tame reikalas. Ar pats turėjot kažkokią nuostatą apie žmonės, kurie socialiniam būste? Aš bijojau, aš socialinio būsto bijojau. Ateinu, normalus namas, o visi patogumai, parduotuvė šalia. Kaip jūs norėtumėt, kad žmonės matytų socialinio būsto gyventoją? Kas tai per žmonės? Supratingi, draugiški ir kad viena kitą atjaustų, jeigu tokioje žiaurioje situacijoje. Kai rodo neigiamus personažus, aš to nepatyriau. Aš viskas gražiai manau. Visuomenės nuostatos tai yra neigiamos ir pilna įsivaizdavimo, kad socialinis būstas tai reiškia, žmogus yra kažkoks asocialus. Žinokit, visai norėčiau tokį kaimyną kaip jūs, Juozai, turėti.